1995 metais, bankrutavus vietiniai Juodupės miestelio kepyklai, konditerės išsilavinimą turinti Laimutė ryžosi imtis savo verslo. Šiandien veiklios moters įkurta įmonė garsėja sertifikuotais tautinio paveldo kepiniais. Pati esu konditerė ir kai užsidarinėjo visuomeninis maitinimas, nieko kito daugiau nemokėjau, tik tai kepti. Nusipirkau seną kepimo krosnį, plakimo maišyklę, kepdavau bandeles, važiuodavau į turgų, parduodavau už gautus pinigus, vėl pirkdavau miltus ir taip verslas įsibėgėjo. Išplėsti verslą ir palengvinti kasdienybę Laimutei padėjo ES parama suteikta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę Parama verslo kūrimui ir plėtrai. Pirmasis šitas projektas buvo paramos verslo kūrimo ir plėtrai. Paramos gauta yra apie 50 000 eurų, 30 000 eurų reikia pačiai savo lėšų prisidėti. Yra įsigyta nauja įranga, tai kildinimo kamera, sausainių gaminimo mašina, badinė kepimo krosnį, rotacinė kepimo krosnį, tešlos maišyklę. Susiremontavom patalpas kepyklai. Tai labai palengvino darbuotojų darbą. Darbas tapo neberankinis, žmonės galėjo daugiau pagaminti produkcijos. Esam labai patenkinti ir džiaugiamės gavę paramą. Šakočių kepimas tai mano vaikystės svajonė. Ir gavus paramą įsigijom kepimo krosnį ir pradėjom kepti šakočius. Turim tautinio paveldo sertifikatą šakočiams ir baravykams. Stengiamės juos vežioti ir garsinti Lietuvą. 2 metus iš eilės buvom Berlyne, žalioje savaitėje, kepėm šakočius, atstovavom Lietuvą, o šiais metais dalyvavom Expo parodoj Milane, esam labai patenkinti, manau, kad gražiai atstovavom savo šalį. Per Rokiškio rajono veiklos grupę parašėm dar vieną projektą, įkūrėm šakočių ir baravykų edukacinę mokymų klasę. Čia gali atvažiuoti tiek vaikai, tiek suaugusieji, šakočių kep, grybukų dažyti, tai visus ir kviečiam. Šiaip tai labai džiaugiuosi, kad gavau tokią nominaciją, esu patenkinta labai ir tikrai nesitikėjau to, o jau buvo smagu vien tai, kad patekom į 5-tuką, o dabar džiaugiamės ir darbuotojai ir aš, mūsų darbai įvertinti.